Labą dieną dar kartą. Šios dienos pamoka suvirintojo specialybės studentams. Pamokos tema – pusiau automatinio suvirinimo įrangos aktyvių dujų aplinkoje konstrukcija, naudojimosi taisyklės, suvirinimo režimų parametrų parinkimas. Pamokos uždavinys – apibūdinti suvirinimo aktyvių dujų aplinkoje pusautomačio konstrukciją, paaiškinti jo valdymo procesą ir parinkti suvirinimo režimus. Sujungimai mechanikoje būna dviejų rūšių – išardomi ir neišardomi. Būtent suvirinimo metu gaunamas sujungimas yra neišardomas. Neišardomas todėl, kad ardymo metu sugadiname patį sujungimą, sujungimo ryšį arba detalės sujungtas suvirinimo metu. Prie neišardomų taip pat priskiriami klijuoti sujungimai, lituoti, taip pat ir kniedyti sujungimai. Čia paveiksliuke matome kaip tik trijų rūšių sujungimus parodytus. Pirmas yra suvirintas sujungimas, antras yra klijuotas ir paskutinis yra lituotas sujungimas. Tai kaip minėjau, visi šie sujungimai yra neišardomi. Čia užduotyje parodyta paveiksliuke, kokie čia yra sujungimai. Apie suvirinimą galima pasižiūrėti YouTube kanale. Paspaudžiu šitas nuorodas. Tai čia. Jums dabar čia nerodysiu šitų filmukų. Dar apie pačią įrangą, kuri naudojama būtent virinant pusautomačiu. Ar tai būtų inertinių dujų aplinkoje, ar tai apsauginių dujų aplinkoje. Skiriasi tik tai pati dujų sudėtis, o pati įranga, matome, yra sudaryta iš pačio pusautomačio. Yra maitinimo šaltinis, suvirinimo viela dedama, rytėje susukta, valdymo rankena, guminių žarnų paketas, pats degiklis, masinės laidas, ir aišku, apsauginių ar tai inertinių dujų balionas su reduktoriumi. Tai prieš pradedant virinti reikia mokėti nusistatyti būtent aparato parametrus, tai vielos padavimo greitį, suvirinimo įtampos dydį, suvirinimo srovės dydį ir dujų debitą. Tai yra darbinį slėgį ir kiekį paduodama litrais per minutę. Aišku, masinės laidas prijungiamas prie virinimo ruošinio, o degiklio valdomas suvirinimo procesas. Degiklį valdo pats suvirintojas būsimasis. Kokie lankai galimi, elektros lankai, būtent naudojami suvirinimo proceso metu? Tai jie gali būti 4 rūšių. Ištaškantis lankas, ilgas lankas, trumpas lankas ir impulsinis lankas. Būtent lankai turi tam tikras panaudojimo sritis. Būtent 2 pirmieji tai naudojami, kai siūlė horizontaliai vidutiniams arba stoviems lakštams. Trumpas ir impulsinis lankai naudojami, kai virinama su dideliais tarpeliais, plona skarda ir ypatingose padėtyse. O impulsinis lankas chromo nikelio plienams bei aliuminio lydiniams. Tai kaip ir minėjau, virinant metalus naudojamos inertinės argono arba helio dujos, o aktyviosios paprastai būna angliarūgštė, vadinama anglies dvideginio dujos arba anglies dvideginio ir argono mišinys.
Jeigu naudojamas inertinės dujos, suvirinimas su volframo elektrodu, žymimas IG. Volframo elektrodas yra neleidus. Tai reiškia, kad jisai naudojamas lanko uždegimui ir metalo lydimui, kaip pridėtinis elektrodas naudojama pridėtinė viela. Tai yra suvirinimo strypelis, kuris paduodamas į suvirinimo zoną, suvirinimo siūlei suformuoti. Degiklis laikomas suvirintoje rankoje ir suvirinimo srovės įjungimo mygtuku įjungiamas arba išjungiamas lankas. Taip pat į antgalį yra paduodama ir aušinimo skystis degiklio aušinimui. Dujų reduktorius, kuris naudojamas prie dujų baliono, reikalingas tam, kad sureguliuotume dujų slėgį ir dujų debitą. Tai yra du manometrai, vienas rodo slėgį balione, kitas rodo darbinį slėgį. Ir šitas sudėtinis dalis šitoje skaidrėje aiškiai matomas, iš ko jis sudarytas. Daugiau apie suvirinimą degiklius, priedus yra internetinė puslapyje www.suvirinimas.lt. Tai tiek. Ačiū už dėmesį.